Skaičių knyga, 18 skyrius. Viešpats kalbėjo Aronui: Tu ir tavo sūnus būsite atsakingi už šventyklą ir kunigų tarnystę. Tavo broliai iš Levio giminės, tavo tėvo palikuonis, prisidės prie tavęs ir tarnaus tau, bet tu ir tavo sūnus atliksite kunigų tarnystę liudijimo palapinėje. Levitai tarnaus tau ir atliks visus palapinės darbus, tačiau jie nelies šventyklos indų ir aukuro, kad ir jie, ir jūs nežūtumėte. Tebūna jie su tavimi ir tetarnauja susitikimo palapinėje, atlikdami visus jos darbus. Svetimasis neturi būti tarp jūsų. Prižiūrėkite šventyklą ir aukurą, kad nekiltų mano rūstybė prieš izraelitus. Aš jums daviau jūsų brolius, levitus, iš izraelitų, kaip dovaną, kad jie tarnautų susitikimo palapinėje. Tu ir tavo sūnus atlikite kunigų tarnystę. Visa, kas priklauso aukurui ir kas yra už uždangos, bus kunigų aptarnaujama. Jei kas svetimas artinsis, bus baudžiamas mirtimi. Viešpats kalbėjo Aronui: Aš tau duodu savo aukų dalį iš visko, ką izraelitai pašvenčia. Duodu tai tau ir tavo sūnums, nes esate patepti. Tas įstatymas bus amžinas. Šitos aukos, aukojamos Viešpačiui, priklausys tau: duonos auka, auka už nuodėmę ir auka už kaltę. Jos yra šventos ir teks tau ir tavo sūnums. Jas valgysite šventoje vietoje, tik vyrai valgys tas aukas, nes jos šventos. Visas izraelitų siūbuojamasias aukas duodu tau, tavo sūnums ir dukterims amžina teisė, kas tavo namuose nesuteptas, valgys jas. Geriausio aliejaus, vynuogių ir javų, pirmojo derliaus, aukojamų Viešpačiui, duodu tau. Visi pirmieji jūsų krašto vaisiai, atnešami Viešpačiui, bus tavo, ir kas tavo namuose nesuteptas, juos valgys. Visa, kas Izraelyje pašvęsta, bus tavo. Visi pirmagimiai, kurie aukojami Viešpačiui, ar tai būtų žmonės, ar gyvuliai, priklausys tau. Žmogaus pirmagimis turi būti išpirktas ir kiekvieno nešvaraus gyvulio pirmagimį aukotojas privalės išpirkti. Kūdikis 1 mėnesio amžiaus bus išperkamas už 5 šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį, kurį sudaro 20 gerų. Galvijų, avių ir ožkų pirmagimių negalima išpirkti, nes jie paskirti Viešpačiui. Jų kraują išliesi ant aukuro ir taukus sudeginsi, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui. Jų mėsa bus tavo kaip ir siūbuojamosios aukos krūtinė ir dešinysis petys. Visas šventas aukas, kurias izraelitai aukoja Viešpačiui, duodu tau ir tavo sūnums bei dukterims amžina teisę. Tai amžina druskos sandora prieš Viešpatį, tau ir tavo vaikams. Viešpats kalbėjo Aronui: Izraelitų žemėje nieko nepaveldėsi ir neturėsi tarp jų dalies. Aš tavo dalis ir paveldėjimas. Levitams atiduodu visas Izraelio dešimtines už tarnystę, kurią jie man atlieka susitikimo palapinėje, kad izraelitai nesiartintų prie palapinės, nenusidėtų ir nemirtų. Tik levitai tarnaus susitikimo palapinėje,
ir bus už ją atsakingi. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms. Jie nieko nepaveldės tarp Izraelitų. Izraelio vaikų dešimtines, atnešamas viešpačiui, atidaviau levitams. Todėl jiems pasakiau, jūs nieko nepaveldėsite tarp Izraelitų. Po to viešpats kalbėjo Mozei, taip kalbėk levitams. Gavę iš Izraelitų dešimtines, tų dešimtinių 10 dalį aukokite viešpačiui. Tai bus jums įskaityta kaip grūdai iš klojimo ar dalis nuo vynuogių spaustuvo. Taip ir jūs aukosite auką viešpačiui iš surinktų dešimtinių, atiduodami ją kunigui Aronui. Iš visko, kas duodama jums, aukokite aukas viešpačiui. Iš visko, kas geriausia, pašvestąją dalį. Todėl sakyk jiems, kai atnešite iš visko tai, kas geriausia, bus tai įskaityta levitams, kaip gauta iš klojimo ir vynuogių spaustuvo. Jūs ir jūsų šeimos valgys tai bet kur, nes tai užmokestis už tarnystę, kurią atliekate susitikimo palapinėje. Nenusikalskite, pasilaikydami savo geriausius dalykus, ir nesutepkite Izraelitų aukų, kad nemirtumėte.